Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Panevėžio kraštas yra išauginęs arba glaudęs labai didelį būrį gražių, turtingų, išmintimi, gabių, garsių, iškilių žmonių. Kalbininkas, tautotyrininkas, vertėjas, pedagogas Petras Butėnas, kurio 130-asias metines minime šiemet, viena iškiliausių tarpukario Panevėžio asmenybių. Jo sukaktį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje visiškai neseniai minėjome. Ir būtent bibliotekoje buvo surengta lietuvių gimtosios kalbos diena, lituanistikos kartų dialogas Panevėžyje. Petras Butėnas ir Eugenijus Urbonas. Panevėžietis, lituanistas, pedagogas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas, rašytojas Eugenijus Urbonas daug metų atidavė lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros puoselėjimui. Tad apie šias dvi iškilias asmenybės šiandieną pasikalbėsiu su Lione Lapinskiene. Labadiena, gerbiama Lione. Labadiena. Mėlyms klausytojams priminsiu, kad Lione Lapinskienė yra kalba, knyga, kūryba komunikacijos centro vadovė ir taip pat yra sudarytoja, leidėja, redaktorė knygos Eugenijus Urbonas lituanistikos kelyje. Taigi, gerbiama Lione, Petras Butėnas Panevėžyje dirbo 1925-44 metais, o Eugenijus Urbonas 1958-65 metais. Panevėžio rajone būtent, o iki 2002 mieste. Tai šių mokytojų visuomenininkų Panevėžyje gyvenamasis laikas toks nesutapo lyg ir, ar ne, labai skiriasi bet turi tam tikrų gijų siejančių. Tai gal galite plačiau truputėlį papasakoti, kodėl pasirinkote šalia tą gretutinę asmenybę, poną Eugenijų, prie Petro Butėno minėtinos tos datos. Na, pirmiausia, turbūt norėčiau pasidžiaugti, kad čia pat birželio 27-oji kalbininko Petro Butėno 130-ųjų gimimo metinių diena. Taigi tik taip džiaugu, kad mes ir kalbamės tokią svarbią progą. Na, o kaip jau minėjote, tai Panevėžio kultūrinėje, Panevėžio švietimo, Panevėžio visuomeninio ir intelektualinio gyvenimo padangėje iki 44 metų Petras Butėnas iš ties yra neeilinė asmenybė. Tai buvo ne tik mokytojas, kūrėjas, visuomenininkas, savanoris beje ir daug galėtume išvardyti jo įvairių nuopelnų. Ir kada mes Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje kalbėjome apie Petrą Butėną, aš sakiau, kad tai buvo naujosios lituanistikos mokytojas, kūrėjas, nes iš tikrųjų jo interesai, jo darbai pranoko tiesioginės pareigas. Na, o Eugenijų Urboną taip pat galėtume rikiuoti į gražią Panevėžio 20-ojo amžiaus šviesiųjų asmenybių, šviesiųjų mokytojų lituanistų eilutę. Ir prasminga, kad būtent, sakytume, Petro Butėno bene ryškiausiai pradėtus darbus iki karinėje Lietuvoje, iki jo pasitraukimo į vakarus 44 metais, prasmingai pratęsė Eugenijus Urbonas. Tai buvo irgi vienas iš turbūt ilgiausiai dirbusių pirmiausia mokyklos vadovų, nes Žemkalnio gimnazija iš pradžių buvusi antroji vidurinė, jis vadovavo nuo 73 metų iki 2002, o beje dar kaip maironiečių respublikinės organizacijos vadovas, tai jis aktyvus buvo praktiškai iki 2017 metų ir iki tol, kol paliko jau šitą žemišką į pasaulį. Tai iš tikrųjų
ir kraštotyra, ir tiesioginis lituanisto mokytojo darbas, ir miesto mokytojų lituanistų būrimas įvairioms prasmingoms veikloms, ir be abejo mokinių akiračio plėtimas per maironiečių organizaciją, tai galėtume sakyti tarsi antra svarstyklių lėkštelė to, ką iki 44 metų pasitraukimo į vakarus Panevėžyje su savo lietuvių tautotyros žinių ir senienų draugija Panevėžy darė Petras Butėnas. Štai labai svarbu po didelių tų darbų prisiminti nuolat ir minėti. Tautotyros terminas, kaip susijęs su Butėnu? Ogi labai įdomiai, tai yra Petro Butėno sukurtas žodis. Ir dar trupučiuką galima mažučiuką ekskursą į šalį padaryti. Mes žinome, kad anksčiau ir dabar dar dažnas žodis yra, ir mes ką tik minėjom žodį kraštotyra. Žodį kraštotyra yra taip pat sukūręs asmuo, žmogus susijęs su Panevėžiu. 906-8 metais kalbininko Jono Jablonskio mokinys Panevėžio mokytojų seminarijoje buvo būsimasis kalbininkas Antanas Vireliūnas, miręs tik tai 1925 metais. Tai būtent žodį kraštotyra sukūręs vienas Jablonskio mokinys su Panevėžiu susijęs kraštotyra, o kada Butėnas sugalvojo, kad tiksliau būtų žodis tautotyra, žodžiu, jo rengiamai programai pavartoti, jis ėjo atsiklausti kalbininko, tiksliau nuėjo pas Kazimierą Būgą, o Būga pasakė, aš tai laiminu, bet eik pažiūrėk, ką sakys Jablonskis. Ir kada nuėjo Butėnas pas kalbininką Joną Jablonskį, savo profesorių, kurį labai gerai nuo Voronežo laikų pažino, Jablonskis paplojo Butėnui per petį, sakė, gražus, taisyklingas žodis tauta ir jos tyrimas tautotyra. Taigi, iš tikrųjų, mūsų etnologijai, kultūrai svarbius tokius terminus, kaip sako, sukūrė yra neeiliniai su Panevėžiu susiję žmonės. Ir jo didžiulis indėlis iš tikrųjų ir prisidėjimas prie lietuvių kalbos žodyno kūrimo. Taip pat gal šiek tiek apie tai. Susidomėjo kalbininkas Petras Butėnas lietuvių kalbos žodžiais ir žodžių rinkimu dar Voronežo laikais. Tai buvo 1917 metai, kada Kazimieras Būga atvyko skaityti paskaitų į mokytojų institutą. O būti lietuvių kalbos mokytojų, matyti jau ir Petrą Butėną Voroneže, buvo galbūt patarę, pakurstę, kai sakytume, tas pats Jonas Jablonskis ir Juozas Balčikonis, vėlgi mūsų su Panevėžiu svarbų žmonės. Na ir į tuos kursus, kai atvyko Kazimieras Būga skaityti paskaitų, tai ten buvo pirmoji pažintis Butėno. Ir nuo tų laikų Butėnas jau suvokė, kad reikia pradėti užrašinėti žodžius, o juos jis užrašinėjo ir būdamas savanoriu, ir be abejo po 20 metų tapęs aukštųjų kursų klausytojų, ir jau šitų pačių ir Jono Jablonskio, ir Kazimiero Būgos, būdamas studentu, ir didįjį pagreitį įgavo Butėnas kaip žodynininkas, kaip leksikologas, palikęs ženklių darbų reikšmingų šioje srityje, jau po 22 metų vasario 16-osios, kada startavo Lietuvos universitetas. Gal galit ypač jaunesnės kartos mūsų klausytojams truputėlį plačiau papasakoti tas žodžių užrašinėjimas, pats procesas, kaip vyko. Dabar mums bepigu, mes įvedame Google, ChatGPT ir kitus įrankius, o kaip tuomet vyko tas žodžių užrašinėjimas. Pirmiausia, įdomu, kad buvo atliktas, sakyčiau, nemažas parengiamasis darbas. Minėtieji kalbininkai ir kiti jiems prijaučiantys inteligentai, pavyzdžiui, latvių kilmės profesorius Eduardas Volteris, istorikas Augustinas Janulaitis ir tas pats Antanas Smetona ir daug kitų inteligentų, jie per spaudą tuometinę rašė straipsnius ir ragino, švietė visuomenę, kokia yra svarbi lietuvių kalba. Aišku, tas pagreitis, toks dėmesys lietuvių kalbai didelis buvo. Po 904 metų visi džiaugiasi po to niūraus 40-mečio, kada buvo draudžiama spauda lotyniškais rašmenimis.
Tai visuomenė šviečiama, sudaromos netgi specialios programos, kaip reikėtų rinkti, užrašinėti kalbos faktus. Ir visi kaip vienas matė vieną. Tikrasis gimtosios kalbos žodžių, žodynų lapšys yra senasis tradicinis lietuvių kaimas. Nes, kaip žinome, vis dėlto mūsų miestai augo, vėl formavosi jau trupučiuką vėliau. O ir rimčiausi, jau tiesiog solidžiausi pateikėjai ir žodžių visa vertė būdavo tada, jeigu jie yra užrašomi iš kuo vyresnio pateikėjo. Tai va taip Petras Butėnas yra užrašęs Dovydų kaime Pasvalio rajone į savo vos ne 90 metų sulaukusios močiutės, kurią vadino senutė. Ir mokiniai iš Panevėžio mokytojų seminarijos gaudavo ir namų vasarai tokias užduotis ir atostogoms gaudavo užduotis užrašyti žodžių. O buvo tam tikra tvarka, juos reikėjo į atskirus lapelius užrašyti, vienas žodis nieko nereiškia, reikėjo rašyti į specialaus formato lapelius ir būtinai su sakiniu, kad būtų aišku, kokiame kontekste pavartoti tie žodžiai. Kaip pavyzdys būtent, ar ne? Taip. Ir moksleiviai, pats Butėnas, apskritai visi rinkusieji tiesiog keliaudavo pas žmones, per kaimus, per pažįstamus, gal kažkas nurodydavo, patardavo, žmonės rinkdavo, neždavo. Tai aš tik tai galiu įsivaizduoti, kokia gausa tų lapelių suplaukdavo ir paskui viską reikėdavo išanalizuoti, perskaityti ir sudėti į žodyną. Didžiulis darbas. Bet dar kas yra įdomu, mokiniai, čia dar irgi nueis nepažįstamas žmogus arba koks paauglys, kad ir mokytų seminarijos moksleivis, 17 ar kad ir ten 18 metų jau jaunuolis ar jaunuolė, nelabai kas kalbės. Tai pirmiausia buvo parengiami ir mokiniai psichologiškai. Pirmiausia, kalbink savo močiutę, senelį, tetą, kaimynus, žodžiu, puikiai suvokta tas socialinis, psichologinis kontekstas, kad atsiverti, natūraliai kalbėti gali tik tai pažįstamoje aplinkoje, nes mes žinom, vis dėlto lietuvių tas santūrumas ir toks atsargumas su svetimais visą laiką buvo šitas bruožas būdingas. Tai va, o kad užrašinėdavo tų žodžių daug, tai pavyzdžiui yra Mato Grigonio laiškas Kazimierui Būgai, kur rašo, kad 2 maišų žodžių iš Panevėžio įsiuntėme į Kauną. Tai kiekis matuojamas ne žodžiais, neskaičiais, o maišais. Taip, ir kitas faktas, sakykime, jis kartu ir liūdnas, bet irgi sykiu paliudija, kaip buvo dirbama. Ir su kokia, pavyzdžiui, atsakomybė į žodžių rinkimą žiūrėjo pats Butėnas, kuris buvo išvaikščiojęs Lietuvą ir pėstute, ir dviračių išvažinėjęs. Kaip amžininkai dar man yra anksčiau paliudiję gyvi buvę apie 96-97 metus. Tai kada Petrą Butėną 40 metų Liepos mėnesį KGBistai suėmė ir pusę metų, daugiau apie 7 mėnesius kalino Panevėžio kalėjime, žodžiu, tai vėliau apie tuos skaudžius išgyvenimus Butėnas jau gyvendamas vakaruose, konkrečiai jau Bostone rašė, man nieko nėra tiek gaila, kaip tų 4 ar 5 didžiulių dėžių su žodyno lapeliais. Kur jie dabar? Tai va, įsivaizduokime, kokius lobius tų žodžių ir savo namuose saugojo Butėnas ir tikriausiai norėjo panaudoti juos ir savo tyrimam ir be abejo jie būtų atkeliavę į Lietuvių kalbos institutą. Beje, kada 41 metais išėjo Lietuvių kalbos žodyno, jau irgi pirmasis tomas, nes pirmai tai Kazimieras Būga 24 buvo išleidęs, bet čia jau tas po Kazimiero Būgos, jau Juozo Balčikonio suredaguotasis pirmas. Butėnas buvo rodos vienas ar ne pirmasis recenzentas, pasidžiaugęs visai Lietuvai, kad va išleista žodynas, bet rinkime žodžius ir toliau. Taigi esate knygos Eugenijus Urbonas lituanistikos kelyje sudarytoja, leidėja, redaktorė. Ir kodėl sugalvojote ir kiek laiko užtruko jums nuo idėjos iki knygos gimimo? Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad nemažai laiko jau
galbūt ir daugiau nei 10 metų gražiai prasmingai bendradarbiaujame su mūsų Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešąja biblioteka. Prisimindami ir patys, ir kitiems primindami žymesnės mūsų miesto ir Lietuvos asmenybės. Tai kai pernai rugsėjį surengėme Eugenijaus Urbono skaitymus, beje, palaikomi kartu ir Lietuvių kalbos draugijos iš kolegų valdybos, tarybos, Vilniaus universiteto mokslininkų, valstybinės Lietuvių kalbos komisijos atsakingų darbuotojų ir kitų, kaip sako, draugijos mūsų narių. Tai buvo tokia užuomina lyg ir baigiant apibendrinant tuos skaitymus pernai, kad galbūt daug prasmingų, protingų minčių, čia taip visapusiškai, iš tikrųjų tas renginys ilgai truko, ir sakyčiau, visų kalbėjusių mintys tokios buvo brandžios ir vis dėlto aš ir pasitikrinau, kad neapsirikta, kad Eugenijaus Urbono tas vaidmuo Panevėžio švietimo ir kultūros ir visos Lietuvos mastu su maironiečiais ir su Lietuvių kalbos draugijos veikla vis dėlto yra didelis. Ir ta mintis buvo pasakyta, kad galbūt verta pagalvoti apie knygą, tai panašiai nuo to laiko ir pradėta buvo rinkti medžiagą. Tai o kadangi, kaip sakoma, tolyn į mišką paprastai grybų ne visada randama, bet medžių augančių tai randama daugiau. Tai panašiai atsitiko ir su šita knyga. Joje yra apie 50 su virš straipsnių, tiesa, ne vienodos apimties, vieni ilgesni, kiti trumpesni, bet jie visi, manyčiau, savo vietoje, jie visi vienokiu ar kitokiu aspektu mums primena arba charakterizuoja Eugenijaus Urbono darbus ir jų prasme. Ir tokiu būdu šitaip gimė ši knyga, o kadangi 300 puslapių gerų yra, tai buvo ką daryti. Nenuobodžiavo tai tikrai. Ne, nuobodžiauti nebuvo kada, bet iš tikrųjų, tai buvo irgi darbas, gana įtemptas, bet kartu parodė man, kiek yra daug šviesių, tokių bendraminčių, pozityviai nusiteikusių, sugebančių procesą vertinti objektyviai. Dėkinga labai Vytauto Žemkalnio gimnazijos lituanisčių būreliui, direktoriui už palaikymą, bibliotekos vedėjai Rasai Vrubliauskienei, kur tiesiog dirbom su šita knyga, rengėm ir aš visada žinau, kad galiu parašyti elektroniniu paštu kažkokį paklausimą, aš galiu paskambinti, vis tiek man bus gana greitai pagal galimybės atsakyta, pagelbėta, patikslinta, nes norėjosi, kad vis dėlto knyga būtų kiek įmanoma rūpestingiau parengta ir faktai sutikslinti ir visa kita. Aš tik priminsiu gal, kad Eugenijus Urbonas buvo ilgametis direktorius mokyklos, dėl to ten jie tikrai labai daug turi medžiagos apie jį. Ir beje, kaip ir kitos, per mano mąstyseną, per mano, kaip sako, pasaulėvoką, per mano matymo prizmę rengiamos knygos, taip ir šita yra gana gausiai iliustruota ir tas iliustracijas mes jeigu dedame, tai norisi, kad jos būtų kažką fiksuojančios, kažką įamžinančios, tai šita knyga irgi, sakyčiau, yra savotiškas, galbūt bene pirmas, turbūt ir pačiai Žemkalnio gimnazijai, kaip rašytinis toks dokumentas, nes daug nuotraukų su bendruomenė ir atskiri mokytojai ir renginiai įamžinti. Žodžiu, taip, tai nėra metraštis, tai nėra istorija, bet šaltinis istorijai, manau, praversiantis. Ir dar kuo šita knyga yra, sakyčiau, išskirtinė, kad joje yra pirmą kartą spausdinami mokytos Dainoros Urbonienės, Eugenijaus Urbono ilgametės nuo 50, jie ten susipažino 5 kažkur gal metais, jau tiksliau rimčiau pradėjo draugauti universiteto laikais, tai va šitiek metų, kaip sako, žmogaus ir buvusio šalia, jos atsiminimai pavadinti apie mūsų šeimą,
unikali jų vertė, kada aš juos perskaičiau, nes tai yra ir Vilniaus universiteto situacija, kaip kuo gyveno, kaip buvo rengiami mokyklai, lituanistikai, anų laikų 60-mečio studentai, kada dar ir sovietinė ta priežiūra su savais gniaužtais virš tų studentų galvų kabojo. Ir toliau mokytoja Dainora labai gražiai pasakoja ir 7 ir 80-mečio apskritai mokytojų lituanistų šeimos, tiek Panevėžio rajone Geležiuose dirbant, kasdienybė atsiveria, tiek Panevėžio mieste. Tai iš tikrųjų, kada pamačiau jos tuos atsiminimus, taip pirma mintis ir buvo, tik tai ir Rasai, dukrai Juknevičienė, mūsų europarlamentarė nepriklausomybės akto signatarai, sakiau, tik tai kalbinki mamytę, kad sutiktų, kad leistų publikuoti šiuos atsiminimus. Tai sakyčiau, tai kartu ir šeimai, lituanistų gražiai šeimai yra irgi paminklas. Nes ir Eugenijaus Urbono asmenybė, ir tie pasakotojai, tai atsiveria čia tikra istorija, istorijos klodai ir to laikmečio, ir situacijų, ir kasdienio gyvenimo, ir apskritai respublikiniu mastu, tai tikrai vertingas šaltinis. Sakykite, kodėl jisai buvo vadinamas lituanistikos vizionieriumi? Čia yra turbūt ir įdomu, kad ir mokytos Dainoros atsiminimuose šitas žodis yra, o vizionieriumi tai pavadino jau viešai akademikas, profesorius, habilituotas daktaras Bonifacas Stundžia per praeitą rugsėjį per Urbono skaitymus. Ir mes tiesiog akademikos straipsnis pasirodė toks, ir analitinis, ir apibendrinantis Urbono įvairias veiklos kryptis. Tai jis ir apsigyveno šitoje knygoje kaip įvadinis straipsnis. O iš tikrųjų turėjo kažkokių tokio vizionieriškumo iš tikrųjų. Pažvelkime vien į jo nuotrauką arba ir į šitą ant viršelio. O beje, čiagi mūsų Masiulio knygyno, tas langas, kampas į bibliotekos pusę nesunkiai atpažįstamas yra. Tiek šitoje nuotraukoje, tiek kitose nuotraukose dažniausiai mes Eugenijų Urboną matom, pavyzdžiui, retesni tik atvejai yra, kuris, sakykime, jau matyt, galbūt kruopščiųjų kolegių pasodintas vidury, tarkim, tarp gimnazijos mokytojų ir panašiai. Dažniausiai jis kur nors šalia, gale, paskutinė eilė, kur nors krašte dažniausiai atsistoja, jam matyt daug daug labiau rūpėdavo, kad kiti būtų visi sustotų savo vietą ir panašiai. Beje, nemažai nuotraukų iš iki karinių laikų turime ir iš mokytų seminarijos laikų, kur Petras Butėnas lygiai taip pat kur nors krašte paskutinėje eilėje stovi, žodžiu, vaizdas tarsi tik pribėgo ir atsistojo, žodžiu. Tai tokių iš tikrųjų įdomių sąsajų. O jo matyt tas vizionieriškumas tai buvo suvokimas, ta prasme, kad mokyk, šviesk, lavink, sudaryk sąlygas visapusiai skleistis mokytojams darbo vietoj. Ir tą patį daryk su vaikais. Tai, žodžiu, jis sugebėjo tarsi matyti, kas iš to bus ateityje. Už tai mes šiandien turime Lietuvos Respublikos ambasadorių Arnoldą Pranskevičių Paryžiuje šiuo metu ir pasižiūrėkime, ką jis knygoje sako. Taip, iš kiekvienos stovyklos maironiečių sugrįždavau suvokęs, kaip labai aš myliu savo gimtąjį kraštą. Tai jis vizionierius, ta prasme, kad jis matė, suvokė, į kokią dirvą beria grūdą ir kad tas grūdas tikrai su tokiu nauju kartų tęstinumo ryšiu duos derlių. Kad tik tokių būtų daugiau ir šiandien, ypatingai šiandien. Jis taip pat buvo sporto entuziastas. Papasakokit apie krepšinį, kaipgi be jo. Oi, tai čiagi legenda ir, sakykime, aš pati, kada sužinojau, kad Urbonui patinka krepšinis, aišku, tai būdavo vėlgi įdomus sutapimas. Pati dirbau Mykolo Karkos vidurinėje mokykloje ir turėjau irgi maironiečių būrelį. Ir kadangi nemėgstu autobuso gale sėdėti, aš dažniausiai sėdėdavau priekyje. Tai jeigu būdavo po kokių krepšinio varžybų, sakykime, važiuodam kur nors su maironiečiais ar su mokytojais į kokią
išvyką. Tai jau aš žinodavau visus vertinimus, kas gerai ten, kaip įmetė krepšį ir panašiai. Tai buvo, iš tikrųjų man keista, atrodė, kad šiaip savo. Bet jūs priekyje sėdėdavot ir girdėdavot pokalbį vairuotojo su Urbanu. Taip, dažniausiai su vairuotoju. Ir beje, jis labai mokėjo su visais kalbėti kaip lygų su lygiu. Sakykime, aš tikrai kartais net ir keista, kai atrodydavo. Jis vardu kreipdavosi vairuotoją. Ir žodžiu, atrodo, kad jie kaip kieme, kur ir apie ūkį, apie ką jie nepakalbėdavo. Betarpiškumas toks visiškas, ar ne? Tas paprastumas, tiesiog jokio to, paskui man irgi atsimenu labai gerai, kai nuo 98 metų pedagogų švietimo centre teko dirbti. Ir ateidavo mokyklų vadovų, tai sakykime, būdavo tokių, aš atvirai sakau, kur įeina į mūsų pedagogų švietimo centrą, sėdi čia metodininkė, tarsi tavęs nėra, kad pasisveikinti ar ką nors nereikia, nieko. Urbonas taip niekada nebūtų padaręs. Jis kiekvieną žmogų mokėjo pastebėti. Ir grįžtam prie to krepšinio. Tai tada aš dar nežinojau, kas čia per kadras. Jau tik vėliau sužinau, pasirodo ir Raimundo garsiojo krepšininko Čivilio pirmasis treneris, pasirodo su didžiuliu entuziazmu ketvirtojoje vidurinėje vaikus treniravo berniukų komanda, o kada rengėmės praeitų metų rugsėjį Urbano skaitymam, kada pamačiau didžiulės šūsnis įvairių ten varžybų ir jaunučių, ir ten paauglių visokių grupių tų padėkos raštų ir iš Kauno, iš Vilnius anais laikais gautų, visiškai kitaip atsiveria. Toliau pasirodo, jam su didžiausia pagarba jį mini ir mūsų jau žilagalviai senjorai, kuriem galbūt ir jau apie 80 metų ar net ir daugiau. Pasirodo, jie labai jautėsi mieste saugus, nes ketvirtojoje vidurinėje, kaip Alfonsas Garuckas, beje, ištikimas jau, sakyčiau, Urbano bendramintis bičiulis sako, tai ten nedidelė salytė buvo, tai ateidavo čia ir iš miesto ir nemažai žmonių, vyrų pasportuoti, žodžiu, po darbo, per savaitę ir po 3 kartus. Ketvirtojoje vidurinėje. O kada jau tapo Žemkalnio gimnazijos, tada jau buvo antroji vidurinė direktorium, tai čia tiesiog jau kam krepšininkam, šitiems seniorams, kaip Ievos Simonaitytės yra tas Aukštų Šimonių likime. Ir Matas Šimonis rado priebėgą. Tai va čia ta geroji Urbano sukuriama priebėga tapo šita gimnazija, antroji vidurinė, vėliau Žemkalnio. Tai iš tikrųjų ne veltui, kai Urbanas šventė 50 metų, jam dėkojo krepšininkai seniorai. Ne veltui 2000, kad nesuklyčiau, rodos ar 8 ar 11 metais knygoje yra tie metai tikslus, miesto sporto komitetas apdovanojo 1 laipsnio medaliu už viso gyvenimo nuopelnus sportui. Iš tikrųjų, vėlgi turim, o čia galbūt ir yra, galėtume pritaikyti tą senovės romėnų sveikame kūne, sveika siela. Ir lituanistas buvo sportuojantis, judantis, iš tikrųjų, gražus pavyzdys. Ir kultūra buvo tikrai labai arti šalia. Ir tos kultūros, tų seklelių, tų kaip giliukų barstymas po visą Lietuvą su maironiečių draugija vien. Taip, štai, kodėl tos sąsajos ir gijos, ar ne? Tokios gajos ir gražios su Petru Butėnu. Tai dėkoju labai už pokalbį, už papasakotas istorijas. Primenu, kad bibliotekoje neužilgo galima bus paimti paskaityti knygą. Ir dėkoju už pokalbį. Ačiū Jums, sėkmingų įdomių pašnekovų ateityje. Dėkoju. Primenu, kad šiandieną kalbinau Komunikacijos centro kalba, knyga, kūryba vadovę Ilonę Lapinskienę. Jaukių visiems skaitimų.